o vienas yra apie tai, kaip mes apie vaikus rašom arba pasakojam ir kaip mes su jais bendraujam iš tikrųjų. Vadinasi, Deividėlis yra Maretės. Mamytė su teta Aura geria kavą su Mikeliu. Deividėlis išvelka iš sekcijos albumą su nuotraukom ir nutraukia atkilimą. Pradeda vartyti. Mamytė pamato. Deividėlė, aš tave vieną kartą pritrenksiu. Neimk albumo, mamytė, sako, padėk į vietą. Mamytė atima iš Deividėlio albumą ir pradeda vartyti pati. Pažiūrėk, Aura, kokia graži ta nuotrauka, ne? Nusišauk. Deividėliui čia buvo 3 mėnesiai. O čia pusę metų. Neimk tos nuotraukos, sako Deividėlė. Pasižiūrėk, koks gražus vaikutis. Panašus į tėvą, sako Aura. Deividėlis, sako mama, nelaužyk nuotraukytės, atiduok nuotraukytę mamytei, koks šlykštus vaikas, grynai į tėvą. Čia į tave panašus, sako Aura, įsižiojęs. Į mane iš ausų, sako mama, pažiūrėk, Deividėli, kokios gražios iš tavo ausytės, firminiai džinsiukai, kaip saldainiukas vaikas. Aš tavo ausis, Deividai, nurausiu, kodėl perplėšiai tokią gražią nuotraukytę. Toks gražus čia buvai vaikas, iš japoniško fotoaparato fotografuoti. Japonai, sako teta Aura, kai ant ko nors supyksta, tai pasidaro to žmogaus iškamšą ir daro su ją ką nori. Iš žmogaus iškamšą pašiurpsta mama. Tokie atrodė faini, o matai. Ne, sako Aura. Ne iš žmogaus, o iš sintetikos, tai visai kaip natūralų. O iš žmogaus tai vienas pasidarė iš meilės, iš savo kadro. Pasidarė iškamšą, kad ta niekur negalėtų išeiti, niekas jos nematytų, neliestų, su nieko nekalbėtų, kad tik jam vienam priklausytų. Iš pavydo. Laikė paskui savo kambarį. Denski meilė, sako mama, o iš paviršiaus tai japonai kaip šaltanosiai. Deividėlis per tą laiką suglamžo kitą nuotrauką. Deividai, reikia mama, aš iš tavęs iškamšą padarysiu, o aš tada tėveliui pasakysiu, sako Deividėlis, kai kitą kartą grįš iš darbo. Kai mamytė supyks, sako mama, tai ir iš tėvelio iškamšą padarys, tegul tik grįžta. Dangiški migdolai, sako teta Aura, sriuktelėjusi Maretą. Mama atsidūsta, Mareta. Visa tai ne kažkas kito gyvenimas. Tik gyvenimas. Sveikata, liga, valdžia, klimatas, savijauta, atlyginimas, kainos, politika, melas, prievarta, valdininkija, biurokratija, antroji pusė, tai tik aplinka, tik sąlygos, tik gyvenimas, mums duotas vartoti ir džiaugtis. Bet pavargusio proto žmogus pyksta, kad lyja, nusišauna, kad pabrango pašto ženklai, liūdi, kad po sekmadienio ateina pirmadienis, jis norėtų ir vėl būtų sekmadienis. Jis mano, kad likimas jį išdavė, naivuolis. Yra kaip yra ir tai yra gerai, bet vis dėlto kaip toliau gyventi. Sakyčiau, kad taip. Ir toliau gyventi kaip arčiau. Nežiūrėk, nei į sėkmę, nei į nesėkmę, kaip į personalinius santykius su Dievu. Esi tik dalis didžiojo plano, didžiosios vizijos eilinės. Jei yra vietos, skėsk alkūnės. Jei nėra vietos, juolab skėsk alkūnės. Prasti batai, prastos savijautos pagrindas. Prasta arbata, blogiau nei prastas oras. Prasta nuotaika, tavo asmeninis reikalas. Kai tik atsiranda vietos, tuoj pat skėsk alkūnės. Jei gali gauti veltui, nepirk. Nesivyk troleibuso, autobuso, traukinio, lėktuvo, plentvolio, katafalko. Laiko niekada netrūksta, rytoj vėl bus šiandien, kitąmet vėl bus šiemet. Trūksta proto. Bet tai ne tavo, o tavo artimųjų bėda, neimk į galvą. Rink Seimą, valgomasias šaknelės, pinigus, butelius, nepalik atliekų, nešiukšlink aplinkos. Tavo reikalas, kada gerai jaustis. Konstitucija tokią teisę suteikia nebūtinai laukti valstybinių švenčių. Gyvenime yra vietos žygdarbiams, jeigu nėra vietos, skėsk alkūnės. Jeigu kažką nukraustai, tai kažką apkraustai. Likimas čia nieko dėtas. Visa, kas padaryta netyčia, atrodo lyg padaryta tyčia, bet taip nėra, iš tikrųjų niekas apie tave per daug negalvoja.
Jei netiki, ką kalba išrinktieji, klausykis to kaip pasakos. O pasakos baigėsi taip, paskui jie ilgai ir laimingai gyvena. Čia irgi prisimenant mūsų iškilų kultūros veikėją Bronį Savukyną. Kažkada jis girdėjo mane skaitant tą raščiuką ir sakė, atsiųsk man, išspausdinsiu kultūros baruose. Ir išspausdinsiu. Testas, ar esi draugija siela? Tai dar toji tradicinė draugija, su mišrainėmis, šokiais, žaidimais, kepta žąsim, su begaliniu sėdėjimu už stalo petys petin, šlauni šlaunin, su kaimyno alkūne dantise. Su silke su grybais, razinam, cinamonu, su silke su svogūnais. Su balta mišrainė, su raudona salotomis. Agurkų salotom, duonos salotom, ryžių, krevečių, bulvių, sūrio, morkų, salotų salotom. Su šalta kepta marinuota žuvim, kiaušiniais, įdarytais sardinėmis, pomidorais, įdarytais kiaušiniais, su liežuviu su krenais, liežuviu su majonezu, brūknėmis, serbentais, ananasais, šaltais patiekalais. 2 karštais ir desertų. Tai gali būti įvairiausi kepsniai, įvairiausios dešrelės, visokiausi paukščiai, taip pat ir taurieji, beveik suprantamai kalbantis kalakutai, kepto žąsis ir skraidančio žuvis, amžiams nutylę. Tai gali būti tortai, pyragai, šakočiai, kremai, žailiai, ledai, plakta grietinėlė, neatpažįstami saldieji objektai. Daug gėrimų, ypač svaigiųjų, nuo burbundiškojo iki makalūzo, nuo absoliuto iki absoliutaus pilstuko, daug gėrimų. Absoliučiai tradicinė draugija, žmonės mėgstantis išgerti ir užkasti, mėgstantis prisišveisti taip, kad braškėtų, naujieji graikai ir romėnai. Mes kuklus patricijų tradicijų teisėjai, mes sunkiai išjudam, bet kai pajudam, sunku mūsų sulaikyti. Štai tam ir reikalinga draugija siela, užvesti tą draugiją, įsiūbuoti, užpulti, o tada jau važiuos. Štai klausimai pretendentų draugijos sielos sertifikatui gauti. Pirmas. Į ką šluostaisi rankas draugija? Staltiese, užuolaidas, kelnes. Į kieno kelnes? Savo kaimyno, kaimynės. Ar pirmą uždainuoju, o paskui užmiegi ar užmiegi, o tada jau dainuoju. Ar esi užmygęs mišrainėje? O vonioj? Tualete, spintoje, šaldytuve, vaikiškame vežimėlėje? Ar esi apseilėjęs, kam skruostą iš entuziazmo kalbėdamas? Apspjaudęs akinius, nutraukęs švarko sagą, nudūręs pirštų, taranavęs pilvų, numinęs ausis? Ar pradėjęs tostą, neužmiršti, kad užbaigti reikia už tai ir kokią temą renkėsi užstalės pokalbį? Seksas, politika, sportas, oras, buto remontas, homeopatija, parapsichologija, astrologija, urologija. Ar mokė žaidimus pelę pas ką žiedą žydų? Laurencija, mėla Laurencija, tu kada mes būsime vėl kartu, Laurencija. Sausio mėnesį gimusieji prašantis Jurgenų meistrelį, Klausas Žvirblis, Šilgonėlis, du gaideliai ir kiti. Lėtkis, Sirtakis, Lesbinka, polka su ragučiais, klumpakojus, tai šokiai. Kokį šokį šokant reikia pradėti šaudyti, kokį bučiuotis, kokį daužyti indus, ar visus ir viską iš karto. Tai štai klausimai. Jeigu į daugumą atsakai taip, esi draugija siela. Bėda ta, kad dabar jau tokių tradicinių draugijų vis mažiau. Susirenka dabar žmonės ir stačiom, vaikštinėja, visi su savo personaliniam sielom, taurėm, užkandžiais, frakcijomis, tokius pamėgink užvesti savo senais gerais metodais ir dar išmes iš draugijos. Draugijos sielos dabar profesionalai, jie už tai ir honorarą gauna. Visas testas per nieko. Jurgis taip įsismarkavo, kad aš net pabūgau, kad jis dars naujausią savo knygą, būtent Brauno judesį, ir pradės iš jos taip pat skaityti daug humoresko, paskui jūs tos knygos nepirksit. Tai jisai labai žvalgiai protingai šitos knygos, kolikas nieko neskaitė. Tik
vieną kūrinį. Ši knyga yra pati naujausia, o prieš kokią savaitėlę Kauko laiptų leidykla išleido Žinios trumpai. Tai yra aforizmų tomelis, kurį Respublikoje rašydamas ir pristatydamas šitą knygą Rimvydas Stankevičius pavadino kaip gimberišką maldaknygę. Ir ten jis dar pasidžiaugia, kad be to, manau, gėda Lietuvos intelektualams besišvaistantiems lotiniškais Ovidijaus bei Platono aforizmais, kai visai šalia laikinojoje sostinėje tarpsta šis tas nepalygintinai svaresnio. Dabar tą svarumą mes bandysime vėlgi improvizuotai jums parodyti. Aš norėčiau pakviesti šalia Jurgio Joaną. Joaną Gimberytė Juronė. Optimistas neabejoja, kad kitąmet vėl bus šiemet. Daugiau taip nedarysiu, tai ne pažadas, o svajonė. Avinas išauga iš ėriuko. Nauji metai tas pat, kas horizonto linija. Kas kalbėdamas pradeda rėkti, tas dar tiki žodžio gale. Nosinės vietoje rašyti rankovė, didžioji rašybos klaida. Karo menas generolui primena teatrą. Negalima sakyti bagatavas, gatavas. Vieni suauga, kiti suauga į kuprą. Patenkinti moterį didelis kompleksas, o ne tik. Bronzinio kailio kandys nesukapos. Pirmin gali būti labai iš šono. Fantazijai ribų nėra, nors realybė gali būti už jos ribų. Pusiau su bėda, tai kaip pusė pakmėlo. Žmogus kaip aitvaras, nepririštas skristi nenori. Švarių dantų politika sąžinės negrauja. Gražu turėti savo nuomonę, bet kartais gražiau švarią nosinę. Sveiko proto konferencijoje visokių pasitaiko. Parako ir pjuvenų santykis gali būti lemtingas. Tikra moteris be abejo didelė. Girtas žmogus irgi žmogus, bet galvijas. Tikram vyrui ne viena šonkaulio trūksta, o šūlo. Genijaus sindromas pacientą įkvepia, o artimuosius prislegia. Tikras vaikas kretinas. Miela, kai žmogus paprastas kaip šlanga. Žentelis gali būti ir nepavardė. Vienas paprastas kaip šlanga, kitas kaip Amerikos prezidentas. Administracija vieni bananai, demonstracija kiti. Mėgdžiodamas Amerikos prezidentą rizikuoja būti panašus į šlangą. Dalyvis dažnai tik pusdalyvis arba net padalyvis. Besikrapštantis užpakalį panašus į susimaščiusi. Aistros apimtas žmogus panašus į Polzunovo garo katilą. Pasitaiko žmonių, kurie turėtų būti protingi. Arba saugomas valstybės, arba saugokis valstybės. Geriau nedirbti, negu algos negauti. Aš laimę įsivaizduoju taip, atsibundi ir nežinai, ką veikti. Noriu iš karto pasakyti, kad paskui neičiau dar kartą pasisakymą. Aš jau esu per tavo 70-metį, man atrodo, sakius, kad truputėlį atjaučiu visus, kurių tėvas ne Jurgis Gimberis, nes tai yra nuostabu. Ir aš supratau šiandien, kodėl niekada ilgai neišbūnu su jokiais vyrais, mane erzina tai, kad jie yra ne tu, nes tu man esi visiškai vyriškumo pavyzdys. Ir galiausiai aš noriu tave atpalaiduoti nuo tam tikros atsakomybės, kad viskas, kas su manim yra ne taip, yra mano pačios kaltė ir problema. O tu man davei ir duodi viską, ką gali tėvas ir draugas. Aš tau labai ačiū. Rūtai, nežinau, nerandu teisingo kreipinio, todėl vadinu daktarę Rūtą. Nors į kalbos daktarė, kodėl nors į kalbos. Bet čia yra ir apie Joaną, kuri įvardinta kaip mažoji gyvatė. Tai viskas atitinka ir žodžiu to užbaigsiu tuos savo skaitimus. Vadinasi, ten Anduose.
Romusis Kuinas, tai ne aš. Žiūri televizorių, o ten lyja, o namuose sausa. Puikus išradimas tas televizorius. Begaliniai lietus drengia mūsų brolių indėnų Anduose nugaras ir jų dūdų ilgesingas garsas gęsta smulkaus vandens marškoje tame šyde, tame ūke. O prie televizorius jaukų. Tikrai puikus išradimas, dar galima gyventi. Romusis Kuinas stebisi amžinų gyvenimų Anduose, o mažoji gyvatė tuo metu dainuoja angliškai. Imituoja kalbą. Emi, luk, edi, eni, luk, emi. Daug kartų. Emi, luk ir taip toliau. Kaip tas lietus, kaip tos dūdos, kaip tas amžinas gyvenimas. Tas dukros indienės begalinis dainavimas. Tėtis, sako mažoji gyvatė, ar negalėtum išversti, ką aš čia dainuoju? Romusis Kuinas yra verslininkas, todėl kad verčiasi per galvą ir išvirkščias, bandydamas išsiversti, tai yra išgyventi, bet šitos dainos jis išversti negali. Ne, atsako, negaliu. Kodėl negali, nustemba mažoji gyvatė, juk tu moki angliškai. Ne taip gerai, sako Romusis Kuinas, kad suprasčiau, ką kiti kalba. Ką pats sakau, kartais suprantu, o ką kiti dažniausiai ne. Gaila, nusivylė dukra indienė, nes aš irgi nieko nesuprantu, ką aš čia dainuoju. Ir vis dėlto jį dainuoja toliau, jausmingai, išraiškingai, taigiai ir yra visiškai tuo patenkinta, net šoka. Anduose lyja. Romusis Kuinas mąsto. Labai populiari nuomonė, kad kalba tai informacijos ir komunikacijos priemonė iš dalies yra klaidinga. Kalba visų pirma saviraiškos priemonė. Galima kalbėti bet ką, bet kur, bet kam ir bet kaip ir likti patenkintam. Todėl neim galvom, ką ten virtuvėje kiniškai šneka baltaveidė balandėlė. Šnekėjimas jai teikia malonumą, net ir tada, kai barasi. Ilgesingas indieniškų dūdų balsas plėšo širdį į gabalus. Ką jos mums dūduoja? Ką čiauška mums paukščiai? Ką mykia karvė? Ką sako vaikai, tėvai, vyrai ir žmonos? Kažką kalba? Bet ką? Bet ką? Ir iš tikrųjų, kada klausau Jurgį, jo kūrybą, tai toks dvigubas jausmas, nežinai, ar juoktis, ar verkti. Nes kai tas juokas toks išeina kartu ir su ašara. Iš tikrųjų esu didelis gerbėjas Jurgio ir ateina toks metas, kada belieka skaityti tik tai Jurgio knygas ir linksmintis. Tad sveikinu su to gražiu jubiliejumi. Vestuvės bus. Čia yra Mikalėtis. Pagal Jurgį ir kepurį. Aš kaip žmogus perėjęs geografiškai nuo Licko prie Gimberio, tai yra pats Vilnietis gyvenantis Kaune, žinau tokį dalyką, kad dažnai, kaip sako, jeigu politikas pasirodo pas menininką renginyje, tai arba ieško su kuo išgerti, arba greit rinkimai. Tai kadangi rinkimai dar nelabai greitai, tiesiog žmogui palinkėjimas tai yra kažkoks tai pareigojimas ir jis tada
metus kažką tai stengiasi daryti, nes palinkėjo, po metų krentasi, kad nesigavo. Tai aš tiesiog nenoriu nieko jums linkėti. Aš tiesiog tikiuosi, kad už 1000 metų, kai mokykloje pas mokinį paklaus, už ką Kainas užmušė Abelį, mokinys atsakys, kad neskaitė Gimbelį. Baltoji dėžė turi būti ir juodoji. Dėžė, tai čia kaip dėžė, bet jos turinys, aš manau, tave labai nudžiugins, nes po šito vakaro ir po šito jubiliejaus tau bus labai sunku, aš nes nebejoju, ypač po paskutinės dalies. Už taigi, tu ateik arčiau, man niekas nepadeda, aš neturiu sekretorių. Ir dar reikia padėti. Palaikyti jūs. Dar sudaužysit ką nors. Taip, leiskite, Jurgi, tau 5 litrus ekologijos suteikti. Čia tavo atgaivai po jubiliejus. Taip? Tai atgaivai po jubiliejus. Taip, labai prašau. Ar gali kiek tam pasiūlyti? Toliau, kad tu per ilgai nesijaustum atsigavęs, vis dėlto kūrybą turbūt, kad grįžti vėl, naują knygą sugalvoti. Aš tau atiduosiu tą. Leis tau teikti velnio lašelį. Ne vienas tikras kūrėjas be jų nesiverčia, tai vadinasi Švento Vyto lašelį. Taigi tau geriausias sveikatos, kūrybos, džiaugiuosi tavim, reiškia, matai, vienintelis, sutalpykite savo jautrę, talentingą, spaudinę. Dabar primenu, kad Jurgis yra Kauno meno kūrėjų asociacijos laureatas. Jurgi, dovanos neturiu asmeninės, bet kadangi tu toks esi didelis rašytojas, tai viename iš būsimų numerių, bet dar nepradėk sapnuoti, dar ne kitą savaitę, bus cielos 2 recenzijos tavo. Čia šiandien ne vieną kartą yra lyginama, kad Vilnius ir Kaunas turi savo oro grantus. Tai aš sakyčiau, kad jeigu Erlickas turi vietos vienam sakiniui, kai kuriam dienraštį, tai Jurgis Džordžas Gimberis turi Nemune privačią teritoriją. Jos vieta tikrai yra gan platesnė ir visus gerbėjus jo kūrybos kas antrą savaitę visada kviečiu į tą teritoriją įžengti. Čia mes galim su Klusu susipešti, kuris turėtų Šaipoko vardu kalbėti. Mes labai trumpai pasakysim. Ačiū, Jurgi, kad juokini mus ir kad juokiesi iš mūsų. Man Jurgis tai yra sveikata. Kai neskaitau Jurgio, man skrandis gurgia. Jurgis yra pasakęs, neneškit man gėlių, nes yra namuose katinas, kuris ją suplyšo. Tai aš nupirkau maišelius. O kas ten yra bėdoj, tai nekatinui žinoti. Maistas katėms. Jurgiui atnešėm jo portretą. Nupiešė Romanas Severincevas. Parodysiu visiems, ar pagautas Jurgis ar ne. Mes tai vertinom dailininkai, kad čia Jurgis. Jurgi, prisipratinai tu mane ir mus visus po truputį rašydamas. Taip lašinai kaip po dozę. Ir dabar negaliu neskaityti. Praeina kiek laiko Likūną Niešlį, Gimberį skaityti norisi. Bet paskutinė knyga tai mane padarė nelaimingą. Brandai, ką parašė apie laimę? Puntirytę. Ir ką galvoju? Laimė yra tada, kai neturi ką veikti, bet taip niekada nebūna. Žodžiu, reikalauju satisfakcijos. Rašyk.